9 epizodas. Šiandien neriame į patį verslo gylį. Ten, kur slepiasi procesų klaidos ir didžiausios sėkmės. 81. Kurios prekių grupės pelningumas mažiausias? Perjungėme 5 rodiklį ir matome clothing sets. 82. Kas tai įtakoja? Filtrai rodo Braziliją ir Prancūziją. Čia pelnos procentais krenta žemiausiai. 83. Kaip kinta užsakymų kiekis savaitėmis? Perjungėme laiko pjūvį į year week. 84. Ar yra savaičių, kai pardavimai lygus nuliui? Taip, matome duobę pačioje metų pradžioje. 85. Kokia savaitė buvo pati sėkmingiausia? Grafiko pikas rodo prieš paskutinę metų savaitę. Tikras kalėdinis bumas. 86. Ar prekių gamintojai turi įtakos krepšelio dydžiui? Perjungėme pjūvį į prekių gamintoją. 87. Kas čia lyderis? Gamintojas Nobis generuoja įspūdingą 860 eurų krepšelį. Bergama ir Jordan taip pat viršija 700. 88. Ar pardavimai priklauso nuo prekės kategorijos pelningumo? Lyginame pardavimų stulpelius su pelno procento linija. 89. Kiek filtrų galime naudoti vienu metu? Neribotai. Pavyzdžiui, metai, šalis, kategorija ir lytis kartu. 90. Kokia pagrindinė išvada? Kai matai detalės, matai galimybės. 90 klausimų įveikta. Liko tik finalinis 10. Norite pajusti tikrąją šių duomenų galią? Išbandykite šią ataskaitą gyvai mūsų svetainėje riverdata.lt skiltis pavyzdinė analizė. Duomenys kalba. Mes padedame juos išgirsti.